Žiūrėk, Antanai, biški sunervinai mane. Labas, gerai, pradėsiu nuo to, nes mes visgi kaip ir vienoje barikados pusėje. Bet vis tiek šiek tiek mane suerzinai. Aš pamačiau tavo įrašą, kuriame tu pasidalinai, kiek nusipirkai parduotuvėje už tam tikrą sumą. Pasigavusi tą entuzijazmą, aš nuvariau į mūsų lietuviškas parduotuvės, į vieną brangesnę, į kitą pigesnę. Žodžiu, padariau tokį socialinį eksperimentą, pagauta to azarto, žodžiu, nepagalvojus apie tai, kad koks yra atlyginimų skirtumas. Nors atrodo 21 amžiuje, kodėl aš apie tai nepagalvojau, nes 21 amžiuje lyg ir turėtų būti, padorus tie visur plius minus vienodos algos. Tai žodžiu, aš nepagalvojusi, pagauta azarto, padariau tau atsaką, ko rezultate šiaip gavau pliūpsnį žmonių, tai tu pasidomėk vidutinė ir minimalė ten alga Baltarusijoje. Kadangi tu esi ten dabar, aš tavęs paklausiau. Aš tau daviau paklausimą, aš tau parašiau žinutę ir paklausiau, ar gali pasidomėti, kokios yra Baltarusijoje kainos, nes, aš galbūt atrodau ne visai taikliai čia pataikiusi darydama tą socialinį eksperimentą. Ir tu man nieko neatsakai. Aš nežinau, ar tu zavalė, ar tu laiko neturi, ar tu tiesiog numetei tokį, aš pasigavau tą kabliuką. Tai kadangi tu man asmeniškai neatsakai, nors, kaip mes ir nedažnai susirašom, tu neturi to daryti, bet čia jau buvo mano paklausimas. Tai ir dabar aš tavęs viešai prašau. Antanai, prašau pateikti man ir žmonėms, kokios yra Baltarusijoje kainos, ta prasme, atlyginimai. Pas mus Lietuvoje, kiek žinau, minimalus yra maždaug 700 gal ir viršų eurų, vidutinis 1000–1200, nežinau, sunku spręsti, nes aš ant individualios veiklos, tai sunku man dabar pasakyti, bet plius minus tokie pas mus atlyginimai. Duok man dabar viešai atsakymą. Būkim draugiški, ta prasme, man nepatinka, kad tu man neatsakai. Žodžiu, aš supykau. Aš laukiu iš tavęs viešo pasisakymo, parodymo, faktinio, kokios yra algos Baltarusijoje, nes aš dabar jaučiuosi kaip, tiesiog nenoriu su tavim pyktis, Antanai.